Dar tik kilometrą nuvėjau nepilnai. Sunkoka kuprinė. Gal ne kiek sunkoka, kažkas nugarai yra. Nubaikęs. 3 km dar. Kaip gera buvo eit ledu. Jau pusę kelią būčiau nuvėjęs. O dabar lygiai 9:30. Pasirodo, kovo 20. Nebuvau 17 dienų miške. Per ilgai. Na, buvo visokių nesklandumų, gaila. Kaip visuomet traumelių. Technika truputį užgribavo, teko pirkti kompiuterį naują. Tai vat, tokios bėdelės. Kad tik tiek tai gyvensim. Ką, einame, susitiksim miške. Gerai, kad nedaugai tokių dalykų. Tokio nepatogu. Kojas klimsta. Sunku. Ei, vis tiek nendėsiu video. Kaip sunkiai ėjau. Gufi, eikš, einam. Kyla mintis ateičiai. Kas norės iš draugų pabandyti. O 20 kg kuprinytė. Ir va, na čia pakraščiuką. Ir ten iki viršaus tik tai kilušnelės mano. Su 20 kg kuprinytė. Kas greičiau laikui užlipti. Nelengva, nėra sunku, bet tikrai nelengva. Gerai, vis tiek nedėsiu šitą. Ką šis skuduriukas iškart nukrytęs. Gerai, viskas. Lemputė palikta. Pirštinės. Viskas ir viskas gerai. Super. Gufė čia šitas. Aiktana. Tiesiai su kameru, sieną. Nu nebūtum cipūnas, na. Išnervuosi mane tikrai. Cipuošia visų dabar laikų. Veik vaikščia, gulė kur nori, veikų nori, nu žiūri. Cipuoja. Nulūža vyrinimas. Na, per kažkaip paspaudžiau, bet va nebūčiau aš, jeigu nesugalvočiau. Vis tiek kažkaip inspraudžiau graštelį. Ką reikia merkin biškį. Kažkodėl galvoju, kad į šiaurę reikia skylę daryti. Bet gal ne. Nu, šitų už dalykų nemoku, bet pažaist galima, kol verda bulvės. Labai daug laiko reikia mokėti, labai daug laiko užima. Vat pažiūrėkit, kur aš medį. Spėkit, kodėl medį. Ne, užpuolė gyvūnas, nebijau už gyvūnų. Pasislėpiau nuo šuniuką. Nusvėja lapį pirmai. Šaukiau ir net bėga. Tai dėl to dabar pasislėpiau. Pasislėpiau dėl to. Tegu žino. Tegu pasinervuoja dabar. Pabėga. Kviečiau ir nusvėja lapį. Nu, tegu dabar pastresuoja biškį. Kas čia lėktuvas skrenda? Goofy, Lufiuk, Goofy. Goofy. Aha, žinosi. Aha. Žinosi.
Lepūnaitė. Žinosi. Įpauji dabar jau. Cipūna. Tuoj nulypsi. Ha, vajetų. Negražu, bet karšta. Oi, liežuvį nudegiau. Oi, nepagalvojau. Va, vieną biškį nedakepus. Balbiotę. Pilnų keptuvį. Nu, čia 2 žmonėm mažoka, bet vienam per daug. 90 aukštas balas. Kai lušnelą jau pastatyta, tai miegot bus kur. Žinau, kad šiltai miegosi. Papuola koks tai pagaliukas. Tai gerai, kad nesuvalgiau. Lenameliukas mano tikrai pasvyręs. Eik tu savo. 5 gerus cėmus. Eik tu savo. Lašnelą mano. Nugi atlaikyk dar. Opa. Laužiukas kaip kuria. O, sargas mano cipuoja. Prastai miegojau labai, vajeto. Nežinau. Gufis vieną kartą naktį sloja. Kažkur bėga. Eik, gufiuk. Eik. Fa. Prisiskaičiau apie ąžuolus, įdomu pasidarė. Nuveit gal vėl į kitos alėjas ąžuolų. Čia jeigu patiesumais gal nėra labai toli. Kokią 1,5 kilometrą. Įdomu. Šalta, eik tu savo. Šalta. Nesufokusuoja. -2. Sakau, ko čia taip šalta. Jaučias pašalę. -2. Gerai, kainyčių neprireikė šiltų. Ar dar pagulėt truputį, gal ne. Ai. Šitą striukę jau vsio. Vilksimėm šitą. Būsim raudoni. Matome. O, nupjautas yra. Einam skaičiuoti. Nu, kaip aš vakar nemačiau. Bet esmę vis tiek galima susidaryti. Vat. Grubiai, na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 100, 101, 102, 106 plius tipo 5. Daiktų savo, nu tai kažkaip taigi va labai gerai matos tos rievės. Nu ir iki vidurio davė jau super matasgi čia. Čia vidurys, čia kažkur, nu tai 108 šitam. Nu tai kaip tam gali būti 108? Ne, kažkas tai, nežinau kaip skaičiavimą. Tokiam ne per dideliam 108. O tai tiem tada kiek? Manau, klaidinga informacija mano perskaityta. Parašykit būtinai komentaras, ką manat jūs. Parašykit šitą 4 metrai 30 apimtis, to 4 metrai 50. Parašykit amžių. Tai vat. O, saulutė apteka. Pasivaikščiojam po ąžuoliukų alėją. Įdomu.
susirenkam daiktas, eisim. Eisim laužiuką, kur arbatas gal gertai, tu savo šalta. Tai medžiotojai šiais laikais. Nu gerai, šeria gyvūnėlis. Kamerų nusistatė, filmuoja. Širną filmuosiu. Gerai, šeria. Berava. Ir filmuoju. Šerykla. Čia reikia. O, pilna. Pilna. Liuks. Einam, Gupi. Nu ką, čia būt gerai susitvarkyti, eik tu savo. Mano pats nemėgstamiausias darbas. Susidėti daiktus. Ojojoj. Jo. Spėkit, ką aš pamiršau. Nepamiršau, buvau vakar nuvėjęs. Dar 2 gurkšnis išgėriau. Sūla. Norėjau eit pergręžt, reikia eit ir pergręžt tale. Pas man miške ne, kad pakrašty nėr beržo. Na, kitą mišką kažkaip nenorėjau eiti. Nei savo. Nu, eikt. Tai na vakar, palauk, kada aš buvau, 2 gurkšniukai silpnai. Kažkoks vabaliukas. Reikia išimti ir išgerti. Paeiktų kokią skani šiandien. Vau. Reikia paskui nepamiršti atnešti puodą pastatyti. Tai kur jis dingo? Nunešė lapę. Eiktų tai dabar man. Negen dugno. Kas šiandien? Aišku. Va. Jėga. Sakau, kad nesąmonė. Va, pusryčiam bus. Pasisekė. Naminis sūris, naminė duona. Ir dar turiu mažą svajonę ateityje pats sviestą susimušti. Reikia šitą padaryti planą. Jo, jeigu dabar pasakiau prieš kameras, tai reikia padaryti, įgyvendinti. Susimušti naminę sviestą. Reiktų būtų zėba. Namie taip valgau, tai čia gamtoj, nu tikrai, balą galima dadėti. Davai dar. Česnaką. Česnakiuką. Biškį imunitetai pastiprinti. Bet tai šikna šala. Eiktų savo reikia. Gerai, kai geresnė, rai daug smagiau. Jeigu ne šita buzinė. O, pasirodo ir beržiakas. Čia reikėjo gręžti. Sula. Tik kartą čia rasi gyvenime neradęs tarp tokių. Nu, vat kažkada tai nulaužta. Nenuvalgyta, nulaužta. Nulaužta. Nors tinkamai, man atrodo, vaikšto. Va, pošviežiai nulaužta. Nors nuojautų turiu, bet ant kiek gerai, tai aš nežinau. Tai vat. Ir kaip tu pamatysi, ragų tokiam pabakštynį įganas ir nu, ypač stirnas. Nu, vėl nežinau. Va, kažkada nulaužta. Va. Tai čia labai įduodas jie. Ir nu, švakar čia mačiau nemažai ten toliau. Tengi briedžia pėdsakų rasta. Ar elnė, ar briedžia. Dar pasvaikščiasi, pusvalandžiako gero. O,
Гуфи, та вісь вас не поміршу. Ага, та й так не поміршу. Ну-ка. Сиди. Сиди.